Sveiki atvykę 6-ąją simpoziumo versmės dieną vėl į Viekšnių bažnyčią, kur bažnyčioje jau paskutinė paskaita šio simpoziumo. Ir pristatau Jums šios paskaitos lektorių, architektą Aurimą Širvį, kviečiu Aurimai šalia ir truputėlį supažindinsiu su gerbiamu Aurimu. Jis yra mano geras bičiulis, daug projektų bendrų vykdyta. Taigi Aurimas nuo vaikystės pradėjo domėtis pastatų architektūra. Žavėjo kitokie pastatai, o vėliau viskas išsigrynino ir tapo tuo, kuo svajojo - architektu. Kai keliauji per kaimus, pirmiausia pamatai iškilius bažnyčių bokštus. Juose susiformavo visas menas - gyvenimo kultūra, muzika, architektūra. Per visą tai formavosi ir žmonių mentalitetas. Taigi sakralinė architektūra yra tarsi architektūros ir kitų menų mokytoja, sako architektas. Taigi sakraliniai objektai yra Aurimo stichija, nesuklysiu turbūt taip sakydama, ar ne? Aurimo gyvenimas dažnai būna su fotoaparatu. Ne meninėms nuotraukoms, o fiksuoti architektūros objektams, jų detalėms. Aurimas taip pat dirba su 3D technologijomis. Atkuria paveldo pastatus, kaip jie anksčiau atrodė. Tai jo hobis ir tą daro visuomenės edukacijos tikslais. Aurimui teko prisiliesti ir prie Viekšnių bažnyčios. Ne tik kažkur paskaityti, iš kažkur išgirsti, bet teko liesti ir sienas, užlipti į bokštą, nes šiais metais gerbiamas architektas parengė Viekšnių bažnyčios langų ir fasadų tvarkybos projektą. Gal ne taip projekto pavadinimą pasakiau, pataisysi Aurimai. Taigi aš ilgai ir negaišinu, perduodu žodį Aurimui ir įdomaus klausimo. Sveiki visi. Girdit? Tai ne aš vienas parengiau tą projektą, be abejo, su daug kolegų, iš tikrųjų konstruktoriai, tyrėjai, čia dirbo daug žmonių. Prieš paskaitą, žiūrėkit, aš gal jūsų paprašyčiau, kiek įmanoma glausčiau susėsti, kadangi rodysiu detalės, į ką būtų taip atkreipti dėmesį, ekranas nėra labai didelis, tai jeigu galima iš pačių galų ateikit arčiau, prašau. Ateikit arčiau, tikrai vat yra vietos priekyje. Su rėmaičiais. Nes aš rodysiu, kuo pasikeitė bažnyčia, kokia jinai buvo pradžioje ir duosiu net jums palyginti, tai nebūtinai matysit. Gerai, tai galim pradėti. Tai bendrai ši bažnyčia tai nebuvo mano studijų ar akademinės veiklos objektas, kaip kitų šiame simpoziume dalyvavusių pranešėjų. Tačiau teko, būtent kaip ir minėjau, prie restauravimo projekto dirbti. Taigi pasidalinsiu įžvalgomis iš vizualių natūros tyrimų ir ikonografinės medžiagos analizės. Istoriniai faktai bus pateikiami pagal vizitacijų aktų ir inventorinių duomenų ištraukas publikuotas Kazio Misiaus straipsnėje. Taigi, kuo unikali ši bažnyčia iš architektūrinės pusės? Tai unikalu tai, kad nors jinai nuo šiandien pradėta statyti yra prieš 168 metus, tačiau yra jau ženkliai perstatyta 2 kartus. Architektūrinė išraiška iki šios dienos formavosi 4 kartus, be didžiųjų perstatymų. Pagal tuos inventorių duomenys suskaičiavau, jog yra dokumentuoti net 14 išorės remontų, maždaug gaunasi kas 12 metų. Ir aišku, ten apima langų keitimus, stogo perdengimą ir yra apie 16 vidaus remontų. Tai įeina grindų keitimą, altorių atnaujinimus ir visus kitus darbus. Tai unikalu tai, jog daugelis šių remontų ir perdirbinėjimų iki šiol atsispindi bažnyčios architektūroje. Taip pat yra pakankamai daug ikonografinės medžiagos.
Taigi pamėginsiu Jums papasakot, kaip keitėsi bažnyčios architektūra ir ką jinai savyje slepia. Tai, pakalbėkim, kaip sakant, o kas buvo iki šitos bažnyčios. Tai sprendžiant iš įvairių literatūrinių šaltinių, Viekšniuose yra buvusios kelios bažnyčios. Literatūriniuose šaltiniuose nurodoma, kad pirmoji Viekšnių bažnyčia pastatyta 1597-aisiais, ji buvusi Akmenės gatvėje netoli Puodininkų gatvės. Ja 16 amžiaus pabaigoje pasisavino evangelikai reformatai. Tai yra maždaug šioj vietoj. Ir pabrėšiu kokį momentą, kad čia yra ne kad pirmoji, o Viekšniuose vienu metu buvo 3 bažnyčios. Ir jos tai yra ne ta pati Jono Krikštytojo, o buvo visai kitos. Tai tarp kitko, kai kur yra literatūroje jos supainotos. Ir minima, kad, žodžiu, šita tai yra 5-oji bažnyčia, tai čia yra netiesa. Čia yra iš tikrųjų 2-oji bažnyčia. Iš savo titulo. Taip, 1634 ar 36 dvarininkų Leckių iniciatyva, kuriem priklausė Viekšnių dvaras, pastatyta 2-oji Viekšnių medinė bažnyčia. Ji buvo prie Ventos Birutės gatvėje. Jos buvimo vietoje iki Pirmo pasaulinio karo stovėjo keli seni kryžiai, tai prie bažnyčios buvusių kapinių liekanos. Beveik iš karto po pastatymo bažnyčia perduota Viekšnių klebonui. Dar minima, jog 1680-aisiais ši bažnyčia atnaujinta. Tai yra va šitoje vietoje. Taip, o ta 3-oji, tai yra šitos bažnyčios pirmtakė, buvo miesto centre, ten, kur dabar yra Žemės ūkio mokyklos sporto aikštelė. Ji kryžiaus formos, pastatyta Viekšnių seniūnijos tikinčiųjų lėšomis ir užbaigta 1680-85. Yra pateikiamas aprašymas, jog Taip, va šitoj vietoje maždaug, šitoj vietoje stovi dabartinė. Yra pateikiamas aprašymas, jog 1816 metais bažnyčia atnaujino, buvo sumūryti nauji akmeniniai pamatai, mediniai pilioriai sustiprintos lubos, sienos apmuštos lentomis, stogas uždengtas medinė skiedra. Bokštas skarda, be to bažnyčia puošia dar 4 maži bokšteliai virš presbiterijos, chorų ir 2 šoninių koplyčių su vietinių kalvių darytais geležiniais kryžiais. Ir į visas 4 šalis žvelgia net 17 langų. Jeigu įsivaizduot, tai maždaug taip atrodė. Tik Sedos bažnyčia yra mažesnė. Ir taip. Taip, toliau pereikim. Toliau. Taip, 1831 vizitacijoje rašoma, kad klebono rūpesčiu 1816 metais remontuota bažnyčia, tačiau dėl blogos stogo konstrukcijos būklės reikia ruoštis naujos mūrinės bažnyčios statybai. Praėjus porai metų klebonas mirė, tačiau ir naujesnis galvojo apie naujos bažnyčios statybą. 39-ųjų vizitacijoje pabrėžiama, kad netolimoje ateityje reikia ruoštis naujos mūrinės bažnyčios statybai. Tai ir dabar nuo tos istorijos pakalbėkim apie architektus šiek tiek. Taigi mokytojas Karolis Počešinskis, gimęs 1790-aisiais dabartinėje Gardino srityje ir miręs 1860-aisiais Vilniuje. Jis buvo architektas, vėlyvojo klasicizmo atstovas, romantizmo architektūros pradininkas Lietuvoje. Ir štai keletas gerai žinomų objektų, ką jisai suprojektavo. Tai yra Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčia, Jašiūnų dvaras Šalčininkų rajone, dabartinė prezidentūra, Tuskulėnų dvaras, Vilniaus universiteto jaunų bažnyčios šoninio fasado portikas, šita dalis, ir aulos interjeras. Taip, tai
Tai va čia tam, kad susidaryt bendrą paveikslą link Viekšnių, aš toj prieisiu, kodėl aš apie juos šneku. Nes jisai tiesiogiai neturėjo ryšio, bet o jo mokinys, asmenybė Karolis Gregotovičius, gimęs 1799 ir miręs 1848, architektas, romantizmo architektūros atstovas. Ir štai ką jisai suprojektavo. Taip, gal atpažįstat? Tauragės evangelikų liuteronų bažnyčia. Taip jinai atrodė, kai ją pastatė, dabar yra bokštas perstatytas. Giedraičio Švento Baltramiejaus bažnyčios varpinė Molėtų rajone. Nedzingės Švenčiausios Trejybės bažnyčia Varėnos rajone. Ir Naujojo Strunaičio Šventų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia Švenčionių rajone. Ir kitas objektas jo buvo Viekšnių bažnyčia. Dar atkreipkime dėmesį į stilius. Jo mokytojas buvo praktiškai visiškai klasicizmo puoselėtojas. Karolis tuo tarpu mokinys neoklasicizmą, tačiau Viekšnių bažnyčia buvo pastatyta neobaroko stiliumi. Čia toks įdomus momentas. Taigi 1841-aisiais gegužės mėnesį Vilniaus gubernijos architektas Karolis Gregotovičius parengė naujos mūrinės bažnyčios projektą. O jau birželio mėnesį gautas pritarimas originalaus projekto nei vienam autoriui, kas rašo apie bažnyčią, rasti nepavyko. Taip, mūriniai šventoviai pasirinkta nauja vieta, apie 120 metrų nutolusi nuo senosios bažnyčios. 1844-aisiais pašventinamas būsimos bažnyčios kertinis akmuo, įrengiama plytinė. Tais pačiais metais rašoma, jog jau sienos sumūrytos iki pusės. Toliau darbai sustojo, minimi konfliktai tarp kunigų. Sudegė plytinė. Po 6 metų 1850-aisiais plytinė atstatyta, ruošiama mediena stogui. 1852-aisiais sumūrimos bažnyčios sienos, stogas apkalamas lentomis, kyla ginčas tarp meistrų ir kunigų, kuo uždengti bažnyčios stogą. Vieni norėjo dengti malksnomis, kiti cinkuota skarda. 53-aisiais apsisprendžiama, kad dengti malksnomis, kadangi jos žymiai pigesnės, nuo po 20 ar daugiau metų bus galima pakeisti į skardą. Naudojant lentas ir geležį 1853-aisiais suformuojamos skliautinės lubos. Stogas jau uždengtas malksnomis, o zakristija cinkuota skarda. Iš senosios bažnyčios perkeliami altoriai. Taip, ir 1855 gegužės mėnesį vyskupas Valančius naująją bažnyčią pašventino tuo pačiu Švento Jono Krikštytojo titulu. Taip, ir toliau sekančiais metais ėmė toliau tvarkyti vidų, sumūrytas bokštas ir taip būtent tada 1856-aisiais susiformavo galutinis jau tas bažnyčios vaizdas nuo jos pastatymo, jau tai nuo 44 iki 56, taip atrodė šita bažnyčia, kuomet buvo pastatyta ir jau, kaip sakant, visa architektūra baigta. Taip, čia panoramoje. Taip, toliau, ir toliau kas buvo? Toliau buvo 60-ais išmūrijama Šventoriaus tvora. Vėl rašomi, kad buvo remontai tiek viduj, kad leidimo prašoma, bet nuo pastatymo, žodžiu, žmonės buvo antiek prasiskolinę, kad jiem nebuvo suteiktas leidimas, kaip sakant, nes ir tai buvo daug skolingi. Ir taip, čia yra fotografijų. Ir dabar kažkaip įdomesnio yra taip, kad bokštas buvo dengtas vario skarda, stogas vėliau perdengtas į skardinę ir nudažytas aliejiniais dažais, tarp kitko, tais laikais dažniausiai dažydavo raudoną spalvą. Ir dar kai kur rašytiniuose šaltiniuose mini tokia Ciuricho, nežinau, aš gal ne taip tariu, bet kažkas tokio, tai tokiu surūdijusios raudonumo spalvos. Tai taip.
Dar koks yra įdomesnis momentas yra iš tos neobaroko pusės, ir iš architektūrinių elementų, tai yra buvo dvi voliutos priekiniam fasade. Gal jos yra likusios, niekas dabar nežino, bet, žodžiu, buvo toks vienas nedidelis architektūrinis, kaip sakant, elementas. Taip ir 1915 metai, birželio 14-ąjį, Pirmojo pasaulinio karo metu Viekšnių bažnyčia apšaudyta vokiečių ir galiausiai nusiaubta gaisro. Sudegė visi bažnyčios pastatai ir beveik visas turtas. Tai, kaip ir minėjau, tarp kitko, nors ir 1915 metai, tačiau labai gausu ikonografinės medžiagos. Galima matyti, kaip bažnyčia atrodė tiek iš vienų pusės, iš kitos pusės ir po gaisro, ir kas po gaisro buvo. Labai stipriai dokumentuota, tom yra tikrai labai unikalu. Taip, toliau, čia yra laikinoji bažnyčia, kuri buvo pastatyta toje vietoje, kurioje stovėjo ta pirmoji bažnyčia. Tai apie ją ką rašo, kad joje buvo koplyčia, kad jinai irgi Pirmo pasaulinio karo metu sudegė ir jie iš karto atkūrė ir joje buvo šiek tiek paaukštintos sienos. Ir jie aprašo, kad plytų mūrų paaukštintos sienos. Prasmės nežinau čia, bet paaukštino. Ir joje buvo laikinai vykdomos pamaldos. Taip. Va čia ta pati vieta. Čia jums geriau žinot, turbūt. Matosi bažnyčia, čia yra koplytėlė ir čia, man atrodo, Aibė ar kažkokia parduotuvė. Tai va čia tolumoj yra tas pats namas. Tai va. Čia galėsit man po to pakomentuoti, pasakysit gal kažkur ne to vietoj. Taip ir po karo pradėta rūpintis jų bažnyčios atstatymu, užsakytas projektas. Jį 1920-aisiais parengė Mažeikių apskrities technikas, eskizinis vaizdas kartu su 15 metais stovėjusios bažnyčios fotografijomis pateiktas tvirtinimui. Ir 21-aisiais pradėti ir baigti tais pačiais metais atstatymo darbai. Tai galim pasižiūrėti, kaip bažnyčia atrodė atkurta. Taip yra aprašoma, kokie darbai buvo padaryti, tai atstatytas bokštas. Po to paskaitysiu, yra įdomus iš korespondencijos, kaip aprašomas tas remontas. Pasikeitė langai, buvo vientisi. Jeigu dabar žvelgtumėt į langus, tai eina angokraštis ir tada vainikuoja pirmas apvadas. Tai čia yra buvęs tos ankstesnės bažnyčios angokraščio ribos, o žodžiu, po gaisro buvo sumažinti langai. Tai čia jums palyginimas, kaip jie atrodė. Toliau nebuvo, čia buvo vientisas vitražas, buvo nukryžiuotojo scena, o tų visiškai nebuvo šoninių, ten buvo tik tai tokie mažiukai langeliai. Tai iš principo tiek. Viduje buvo prieš tai viena navė. Tai buvo vientisos erdvės ir buvo vienas, greičiausiai turbūt gal, lentų, teisingai yra parašyta, lentų su šituo dranka vadinama, kaip ir dabar, tik tai dabar yra 3 navo padaryta. Tai va, taip toliau, būtent šitie langai dar vadinamas mastverkas, galima vadinti, o apvalėjai tai suformuota rožė. Taip, gausu iš tikrųjų labai ikonografinės medžiagos. Labai. Tai jeigu norėt, kaip sakant, atkurti, tai galima tiek tą, praktiškai remiantis fotografijomis. Ir kaip matot, parengiau netgi, galima išskaičiuoti ir koks buvo aukštis, kokia proporcija, ta prasme, kompiuteriniam programom labai nesudėtinga. Taip, labai unikalus buvo momentas bokšto smailės, tiek pirmosios, tiek antrosios. Tai jas dar vadina mediniais apskardais. Kuo yra tai unikalu, tai yra iš kvadratinio plano, kyla į viršų, pereina į aštuonkampį planą, pereina į būgną ir tada į smailę. Tai pakankamai sudėtinga konstrukcija ir šiaip Lietuvoje nebuvo labai daug objektų, tai Vandžiogolai iki šiol yra išlikę.
vat kaip atrodo, vat čia ta paprastesnė tokia. Gerokai didesnė ir sudėtingesnė buvo Kamajų bažnyčios, tai va tik tai šoninių koplyčių yra likusi, o bokštai nugriauti. Tarp kitko, per Antrąjį pasaulinį karą vienas buvo išlikęs, bet aprašymuose rašo, kad dėl simetrijos nugriovė ir kitą. Taip. Toliau labai įdomu apie gražu, negražu. Žodžiu, kaip sakant, kai atstatai tą patį, tarp kitko ir šiandien yra lygiai tas pats, žiūrėkit, naują kokį pastatą, dangoraižį kokį sugalvoja ir visi, oi, negražu, negražu, ten taip toliau panašiai. Niekas nežiūri integralumo, kažkokios tai architektūrinės darnos, niekas nežiūri medžiagiškumo, nes architektūra sudaro daug veiksnių. Neišimtis ir čia. Pacituosiu. Taip. Konkrečių žinių apie bažnyčios atstatymo eigą nepavyko aptikti. Žinoma, kad atstatymo darbai vyko sparčiai. 21 spalio mėnesį lankęsis dekanas pamatė, jog yra dengiamas stogas ir vyskupių pranešė, kad atstatyta Viekšnių bažnyčia bus dailesnė negu ankstesnioji. Taip, 21 gruodžio mėnesį atstatytą bažnyčią pašventino Maironis. Vėliau vyko bažnyčios įrengimo darbai. Na ir vat gražu, negražu fenomenas. Viekšnių klebonas 1923 spaudoje perskaitęs teiginį, kad Viekšniuose bažnyčia atstatė nebe tokią gražią, kokia pirma buvo. Klausė, kuo aš jos išvaizdą subjaurojęs. Ir tęsė, išorės išvaizda palikta ta pati. Senosios bažnyčios langai buvo neproporcingai platus, be jokio stiliaus, dabargi padaryti su tikromis proporcijomis ir stilingi. Kiek girdėjau, lubos buvo labai negražios, su dideliais plyšiais. Nesvarbu, kad sudegė tai ir lubos, nebuvo, iš vis liko nieko. Su dideliais plyšiais nuo perdžiavusių lentų. Dabar pastačius stiebus piliorius, lubos pasidarė malonios išvaizdos, o gipsu aptinkavus ir pagražinus jau nebesimato plyšių. Dar pridėta 2 langų kryžiavonėse. Tai vat būtent čia tie apvalūs. Bet ir tuodu mano išmanimų tik tai puošia, nebjaurina. Kitoniškų atmainų nepadaryta. Pabaigoje siūloma korespondentui nurodyti, kur aš prasižengiau prieš dailę, atstatydamas Viekšnių bažnyčią. Ir jis dar siūlė jam susitikti. Citatos pabaiga. Tai va, tai gražu, negražu fenomenas, vat galima pasižiūrėti ir palyginti. Kadangi, kaip minėjau, daug ikonografijos galima pasižiūrėti, kuogi čia kas skiriasi. Tai pirmiausiai, aukštis. Atstatytojai buvo aukštesnė. Tarp kitko, dar vienas momentas buvo laikrodžiai. Tai irgi yra aprašomi. Pirmoji, vėliau jau tik tai lentos sukaltos, tai žodžiu pigesnis variantas. Taip, aukštesnė, toliau čia aiškiai matosi, jog yra barokinė proporcija, būgno apatinė dalis yra išpūsta. Čia jau tokia, matote, kaip skarda, langai arkiniai, tokia graži iš tikrųjų dailiai išmąstyta, o čia tiesiog forma, lentos sukalta primityviai, paprastai, tai aš korespondentą turbūt palaikau. Tai va. Va čia dar brėžinyje galima palyginti. Taip, na ir dabar peršoksim prie dar vienos asmenybės. O kodėl peršoksim? Dėl to, kad 1939 spalio 23 dieną apie 9 val. Ryto dėl nenustatytos priežasties užsidega bokšto medinė dalis. Tarp kitko, esu kažkur skaitęs lyg ir žaibas, bet gal jūs yra čia vietinių, gal kas žino iš kartos į kartą, kaip sakant, dėl ko? Nėra kokių gandų? Rašo, kad vėliau. Nežinau. Tai va, esu skaitęs, kad gaisras. Man, tarp kitko, yra toks vienas momentas labai keistas, labai daug fotografijų gaisro. 9 ryto dieną, žinot, šiandien tai visi su telefonu ištraukia, tai čia būtų ir selfių, ir prefilmuota, o tais laikais vis tiek tai buvo, fotoaparatą ne kiekvienas turėjo. Tai va čia toks yra, gana mistinis momentas. Tai va,
Tai gaisras yra labai detaliai dokumentuotas, antiek detaliai, kad galima net konstrukciją atsekti, kaip jinai atrodė, kaip sakant, sukonstruota, nes visa po truputėlį vis nudegė. Ir sudegė tik bokštas. Tai va. Tai dabar pereinam prie tos asmenybės. Juozas Milvydas. Ar teko girdėti kam nors? Taip, Juozas Milvydas buvo vienas iš jauniausių Kauno modernizmo stiliaus kūrėjų ir jo likimas nors ir tragiškas, tačiau gerai žinomas. Architektas gimė 1914 m. pavasarį Peterburge, kur evakuacijoje dirbo jo tėvas. Deja, netrukus tėvas mirė ir mama grįžus į Lietuvą, nors ir dirbo tik medicinos seserimi, išleido visus savo 3 vaikus į mokslus. Juozas baigė Vytauto Didžiojo universiteto technikos fakulteto statybos specialybę ir jau 1937 metais gruodžio mėnesį apgynė diplominį darbą. Studento darbo įvertinimas buvo aukštas, jis ne tik, kad pirmasis iš savo 250 draugės su juo įstojusių studijuoti baigė universitetą. Tada tampė mokslę, žinot, ilgai būdavo. Bet ir gavo jaunesniojo asistento vietą Vytauto Didžiojo universitete pas profesorių Joną Šimoliūną. Milvydas rašė straipsnius apie architektūrą ne tik į žurnalą Technika ir ūkis, bet ir į pradėjusią eiti lietuviškąją enciklopediją. Netrukus prasidėjo sovietinė okupacija. 1941 birželį Juozo šeima buvo ištremta į Sibirą. Taigi Vytauto Didžiojo universiteto statybos katedros adjunktas, aktyvus Birželio sukilimo dalyvis, radijo stoties apsaugos partizanų būrininkos Juozas Milvydas 1945 Birželio 25 Pakaunės Noreikiškių laukose pašaunamas ir tą pačią dieną miršta. Taip nutrūko vos 27 metų sulaukusio Lietuvos architektūros ir statybos talento, kuris parengė Viekšnių bažnyčios bokšto atstatymo projektą gyvenimas. Šiandien yra lygiai 77 metai, kaip jis mirė. Tai va, įdomi asmenybė iš tikrųjų, Birželio sukilimo dalyvis. Apačioje yra parašas nuo projekto tvirtintas 40 metais, matot, 30 dieną. Tai va čia su studentai, su savo kurso draugu, tiesiog radau internete nuotraukų. Tai va ir bokšto atstatymo projektas, kurį jisai parengė, bet įgyvendinto nebepamatė. Tai va, ir taip susiformuoja bažnyčia. Žodžiu, bokštas nėra tiksliai aišku, per kiek laiko jisai buvo atkurtas. Yra tik tai duomenų apie būtent 53-osius, kad jau žinoma, kad jisai yra link pabaigos. Taip, ką aš čia dar pasižymėjęs. Taip, rekonstrukcija vyko sunkiai, sovietai brutaliai nužudė kleboną, kuris siekė pradėti atstatymo darbus. Minima, kad 1942 buvo uždengtas bokštas, tačiau 1944 apšaudymus, apgriauta bažnyčios sienos, apdraskytas stogas, išdaužyti langai, sudaužytas vienas šoninis altorius ir darbai sustojo apskritai. Nacionalizuotas turtas ir, žinot, kaip ten toliau buvo po karo. Toliau judesiai vyksta 1953 dekano vizitacijoje rašoma, nežiūrint didelio bažnyčios sužalojimo, per eilę metų bažnyčia iš naujo visa atrestauruota. Sutvarkytas bažnyčios stogas, užtaisytos sienų išgriautos dalys, sutaisyti bažnyčios skliautai. Iš viršaus išdailintas sienų tinkas ir baltai kalkėmis liko nubalinta. Tai vat, ir dar labai įdomus momentas. Atkreipsiu dėmesį į šitai ir į projektą. Skiriasi šiek tiek, ne nuo to, ką mes matom dabar. Žinot, gal kažko nedapiešė. Taip, parodysiu.
Tarp kitko, stogas nebuvo sudegęs, jisai tik apdegė per karą, va čia yra prieš didįjį remontą, kurį jūs matėte čia prieš kelis metus, ne? Tai va stogo konstrukcija atrodė taip, tai va buvo padarinys gaisro dar likęs. Tai reiškia iš tikrųjų, kad viskas, ką mes čia matom, iki šiol nenukentėjo per tuos didžiuosius gaisrus. Na ir va dabar apie bokštą. Čia jau mano tokia irgi įžvalga sugretinus ikonografiją. Būtent kalba eina apie šitą dalį ir apie šitą dalį. Čia yra turėklas. Ką mes matom, būdami viršui. Atkreipkit va į šitą dėmesį dalyką. Čia rengiant architektūrinius tyrimus, kas susiduria, tai žino, jeigu yra nutinkuota dalis ir jau priglaustas mūras, tai reiškia kažkas buvo įgyvendinta ir kažkas vėliau padaryta. O kas čia buvo padaryta? Architekto buvo suplanuota apžvalgos aikštelė atvira. Ir ji buvo ir įgyvendinta. Bet kadangi karo metai, pastovus remontai ir greičiausiai nebuvo iki galo išpildyta, žinot, prapučiamas dalykas, lietus ir greičiausiai tiesiog buvo nuspręsta atsisakyti jos. Bet jinai buvo pastatyta. Va čia matot tinko likučiai ir va čia yra arkos, kurios buvo kiauros. Tai va čia yra turėklas. Labai būtų įdomu iš tikrųjų, kada nors, jeigu jūs vietiniai, užlipkit, nebijokit jūs tos radiacijos. Tai pasižiūrėkit, nes vaizdas iš tikrųjų tai nepakartojamas. Ir tą matė tas, kas sukūrė tą aikštelę iš tikrųjų. Taip ir toliau, kas buvo padaryta per tą laiką, kai užmūrijo tą apžvalgos aikštelę, tai dar, žodžiu, apart to, kad suformuotas langas, padidino zakristiją. Būtent Milvydo projekte jos nebuvo numatyta didinti, tačiau matomai po karo iki 53 metų jinai kažkaip tai atsirado, jinai buvo padidinta. Tai ir vėliau didesnių remontų nebuvo atliekama iki 99 metų. Čia dar yra nuo 53, čia galbūt apie 80-osius, aš iš tikrųjų neradau datų, tai yra maždaug bažnyčios vaizdas, tai jau čia turbūt daugelis atsimena, kai jinai taip atrodė. Tai pagal pirminį projektą buvo sumastyta špilis, turbūt jisai jau nugyveno savo laiką ir jisai buvo pašalintas. Tik tai Milvydo suprojektuotas yra virš transepto esantis bokštelis, anksčiau jo nebuvo. Tai ir kas buvo padaryta, o buvo vėl, žodžiu, kas paaukštintas bokštas, žodžiu, iki 2000 metų. Ir čia buvo paskutinis raidos etapas, kuomet jau susiformavo dabartinis bažnyčios vaizdas. Tai ir jeigu kalbant apskritai, pasakytų, koks yra šitos bažnyčios stilius, kaip jūs ją įvardintumėte? Ne, su stilium ir labai. Šiaip aišku, be abejo, pats geriausias yra istorizmo. Istorizmo tai yra apima viską ir kai nežinai, sakai istorizmo. Tačiau šita bažnyčia turi neorenesanso bruožų, neobaroko ir netgi neoromanikos. Neo tai reiškia po, ne tuo metu, kada buvo tas pats stilius, bet reiškia po. Žodžiu, čia yra architektūrinių stilių mišinys, o bokštas yra tarpukario modernizmo vienas iš elementų. Toks primityvumas, nors man visą laiką nepatikdavo, kol aš neperskaičiau iš tikrųjų, kas buvo autorius ir kaip iš tikrųjų jisai buvo sukurtas. Ir aišku, bet jau padarytas jis yra kapitaliai, kadangi visas bokštas praktiškai yra aptrauktas metalo armatūra. Ir yra visur šitas betoninis tinkas. Tai jau taip padaryta taip, kad su projektu mes sprendėm, ką su juo daryti, bet taip iki galo iš tikrųjų nenusprendėm. Čia tik darbų metu paaiškės. Čia palyginimui vidus. Vidus iš tikrųjų kapitaliai keitėsi tik tai 2 kartus. Tai čia yra kairiai pusiai
iki 15 metų gaisro ir va dabartinis vaizdas. Tai tas dabartinis realiai skiriasi tik tuom, kad keitėsi spalvinis sprendimas po to laiku. Ką mes čia matom? Aišku, barokinis altorius, va tas, aš kaip ir sakiau, vientisas vitražas, toliau skliautas per visą navą ir be abejo visur visokios įdomiausios polichromijos. Ateityje va šitoje vietoje ieškant galima rasti galbūt, jeigu nebuvo pertinkuota, tai va būtent va tose vietose senesnės polichromijos, tai gali būti tie angelai. Tai va. Taip, greičiausiai bus likę. Tai va ir bažnyčia, kaip ir minėjau, 2 didžiuliai perstatymai, 4 architektūros pokyčiai, lipant į bokštą visą tai galima matyti. Kas vat matosi, vat atrodo, kas ištisinė tiesiog akustinė anga, tačiau vat šitoj vietoj matosi formuotas ovalus langas. Tai šitoj vietoj, pavyzdžiui, buvo laikrodis, toliau matosi kiti langai, kurie buvę angokrašių liekanos, vat užmūryti langai. Žodžiu, kas yra įdomu, 178 metai. Tačiau ne mažiau atradimų negu kokioj, žinot, gotikiniai bažnyčioj. Ir baroko ten randi, ir klasicizmo, ir renesanso visokių laikotarpio. O čia istorizmo laikotarpio bažnyčio yra tiek daug perdarimų. Va tuom jinai yra iš tikrųjų unikali. Tai va ir pagrindiniai faktai. Tai čia apibendrinant. Tai 1844 pašventinamas kertinis akmuo, 53 baigti mūrijimo darbai, 55 bažnyčia pašventinama, 56 galutinai susiformuoja architektūra, 14 metais padegama, 15 metais atstatoma, be abejo su pakeitimais. Vidus, kaip ir minėjau, nuo tų metų nebesikeitė. 39-aisiais kyla gaisras, 40-aisiais pradedamas bokšto atstatymas ir remontas trukęs iki maždaug 53-ųjų ir 99-aisiais remonto metu paaukštinama smailė. Parengiau tokią palyginti, pasižiūrėti kaip ir plano kartogramą, kad matyt bendrai architektūros raidoje, tai iš planinės struktūros, tai iš tikrųjų pasikeitė tik kas. Nežinau, ar matosi, kad ten yra raudona tarp langų. Tai va tai tas, kad buvo susiaurinti langai ir va vienu metu padidinta zakristija. Toliau planinė struktūra nuo pastatymo nesikeitė. Tačiau žvelgiant fasade, mes matom visai kitaip. Ir jeigu kas nors, kada nuvalytų visą tinką, ir matytų plytų pokyčius, mes matytumėm būtent tai. Tai ta melsva spalva yra būtent ta istorinė bažnyčia, kuri buvo tik pastatyta. Raudonų spalva čia labai susiniveliuoja. Raudona yra langai sumažinti ir suformuotas šitas apvalus langas. Toliau jau Milvydo projekto metu atsirado bokštelis, ir atsirado va tie oranžiniai užmūrimai, paaukštinamas bokštas, užmūrijami ankstesni langai. Ir toliau geltona spalva panaikinama apžvalgos aikštelė, padidinama zakristija ir 2000 metais paaukštinama smailė. Ačiū uždėmesį. Gal klausimų, kas turi kokių? Gal kur nors nusišnekėjau? Gal klausimus aš prašysiu užduoti truputėlį vėliau po paskaitos, nes mes turim visą techniką persivežti į cerkvę, tai operatorius mūsų turės daug darbo, tai neužimkim galbūt eterio. Dėkoju, Aurimai, nuoširdžiai, tau versmių dovanos. Ir, mėlyjei, aš labai džiaugiuosi kiekvieną kartą, kai mūsų rajono kultūros paveldo objektų projektus imasi rengti gerbiamas Aurimas. Nes jūs jau turėjote progą patys įsitikinti, kad tai nėra sausas prisilietimas prie pastato. Aurimas kartu yra ir istorikas, ir fotografas, kuris gilinasi į pastato istoriją,
naršo archyvuose ir Aurimui esu be galo dėkinga už vieną mūsų rajono paveldo objektą. Tai yra už Pikelių bažnyčią. Jeigu ne Aurimo atrasta ir man persiųsta nuotrauka, tai Pikelių bažnyčia šiandien būtų restauruota, sutvarkyta, bet be didžiojo bokšto. Aurimo dėka, tos nuotraukos dėka mes keitėme projektą, koregavome, pildėme ir dabar matome Pikelių bažnyčią su gražiu bokštu. Tai ačiū visiems, kad buvote kartu ir 3 valandą susitinkame cerkvėje. Galbūt truputėlį vėluosim, nes kol persivešim įrangą, galim truputėlį užtrukti. Tai pasivaikščiokit, Viekšniai labai gražus, čia yra į ką pažiūrėti, apeikit bažnyčią, apžiūrėkit, o gal ir į bokštą dar užlipsit. Tai iki pasimatymo cerkvėje.